Kaif turėjai žiūrovai, čia yra BMW Cupas AK Large 9+. Mes esam pašėlę ir nenusileidžiam. Šitą ar ne? O kaip tvarkė. Nežinau, su vėliavu galima žinoti. Na, paladelį, padarom. Suprat. Čia daug reikalų būna per afterį. Ar aš noriu turėti tiek reikalų, matysim rytoj. Apsisukimas iš dešinės. Kairys 5 daug, 110. Aštuntą rytą. Geras šimtatėlis, toks siauras. Važiavom? Aš tai apšia čia nevažiavęs, nemėjau daug padai. Aš tik... Jūs pernai Kiek važiuoju, kiekvieną važiavau. Tai biški dešinė. Šie sako, nerakinam durų, Marks. Sako, nerakinam durų. Tai gal daiktus pasit paliko. Gal tik tiesiog mums darėm. Aš aiksiu. Nerakinam durų. Čia visi savi. Durų tiesiog neuždarėm. False alarmas. Pasiemam plafkės ir varom. Čia varom. Pabandyk išgėsti. Keturačia variklis. Nelabai vietos. Dedam ralį. Nu, bet tai praslydimas neišti. Atsargiai. Užmušęs. Oi, pažiūrėsim. Kaip dugnas. Eik tu durniu. Čia prieš tą kamerą daugiau atsirandu. Baimės pradings. Varom. Myža, Jank, pamyža. Davai, kur? Užgesai. Kur aš baigęs? Tai kur tau viena? Vok, pakairė. Avarinį Avarinį ir kitą pusę. Avarinį. Čia kairiaugi. Pohui per ištisinį. Varyk, taigi. Dėsim, žiūrėk. Laiko baigęs, kaip sako. Kuriui pusį pakstą? Dešinėj. Gerai, čia reik šaut. Čia įzėlis. Benzas čia. Na, yra ir benzas. Da, gerai. Nu, stok jau. Pamanyk kažkur. Ne, tai čia. Nebesuk. Žinai, kas yra? Supisim siurblį dar užpilam benzą. Čia tokius pavyzdžius. Tai jo. Все pisam iš. Mano kuprinė yra? Stengiasi prieš ralį kokias 3 savaitės negeriu. Galiu pasakyti, Klaipėdoj, Kramo 20 metų, nu nenorėjau taip užbuksuoti. Ir čia kolega... Tada užbuksavai? Kolega... Bet nuot, kur jau pridalina baudų, nes nestartavo. Šį lempa, 10 sekundžių, tik dar nestartavęs jau turi baudų. Motyvacijas pilnas. Aš žinai, dėl ko čia viskas taip įvyko? Ne, ten viskas parašyta. Kad jisai organizatorius įpakvietė protestuot tramplyną potkę. Pakyšo. Gal čia žinai, nespecialiai taip gavosi, nu, galvoja reklamą padaryti žmonėms, nu, pritrauk žiūrovų viską. Bet tai dėl to sakė, 10 sekundžių bauda, šiaip tai diskvalstam, bet... Šiauliai anksčiau būdavo, jo. VRC žiūrėjom, grinai VRC, kaip jie išdarinėja su Lipeikiu. Iš Čirba ir sakė, arba dabar, arba niekada. Nu, čempionų taps, žinai. Žinai, Čirba pasakoja, kad, sako, aš niekur nemačiau, absoliučiai niekur nemačiau. Sako, aš turėjau namie kamerą su kasetė,
Sako, ant panelės užsidėdavau, su zateškiam užsitraukdavau ir filmuodavau zdopus, sako. A Gezevičius Rinka sako, žinai, kas laikydavo tą kamerą, sako, aš. Galėti, sėdžiu ir laikau tą kamerą ten. Na, sako, jie susirašinėdavo kaip per ralį. Sportinių režimų. Vyzdavo. Sako, rezina, kerta. Buvo laukiniai vakarai. Kaip seniau būdavo, jeigu kas užskambins, paskui tada vėl. Tai ne, anksčiau net nieks nesuprasdavo. O, kad nieks Pavyzdžiui, čia nesuprasdavo, kas? laksta, kad ir sportinė, išeina, žiūri. Tai apie paskundimą net nebūdavo minčių, net nieks negalvodavo, kad toks yra daiktas paskūs. Ir jis 1,5, 250. Į dešinį 2 ilgą, 80. 60. Tramplin 20, kairys 2 tramplin. Left case into right 6 short. And left 5 black short. Right hand black. Aš žinau. Gerai, žinau. Gaudinas prieš kamerą grįžti. Left case into right 6 short and left 5, right 5. Tai gal prasidėjo viskas nuo kartingų, sakyčiau, kad taip. Tai nuo mažens tikrai pradėjau važinėti kartingais. Pradžiai Lietuvos čempionate, tada pradėjom važiuoti į užsienį, tai daugiausia buvo Lenkijoje. Ten vienu momentu Lenkijoje avariją turėjau. Išvažiavau tiesiog iš trasos, po to man į galą įvažiavo ir aš tiesiog atsijungiau. Tai po to nusprendėm, kad šokam į mašinas. Ir tada pradėjau važiuoti su Polo 1.6 Estijoje ir Latvijoje rallycrosse, nes Lietuvoje tada nieko tokio labai nebuvo mandro. Ir kaip po to. Nu tai po to tada jau turėjom M-kę chuligankę. Ir tada su chuliganke pradėjau važiuoti rallycrosse taip pat. Toje pačioje Estijoje, Latvijoje, tai tada laimėjau Baltijos šalių taurę ir jau tada pabiškai žiūrėjau į ralį, kaip atvažiuoti. Nu ir tada prasidėjo, kad pabandžiau ralį važiuoti. Kaip tik Rokišky buvo pirmas kartas, kai išvažiavau. 6 krypti greičio ruože šiais metais. Ir ką, nu ir pradėjau važiuoti su Justu. Pradžiai dar su Ervinu važiavau, tada su Justu pradėjau važiuoti. Ir kaip ir visai neblogai sekės, tikrai. Ir tada galų gale į BM Cupą pradėjom važiuoti. Ir BM Cup'e vienais metais, tada laimėjau Rokiškį, čia gal prieš 2 metus buvo, man atrodo. Laimėjau Rokiškį ir kaip tik liko Utena, ten sprendėsi čempionato likimas. Bet Utena kažkaip nelaiminga buvo šlapė ir tiesiog pusėšį nurovėm. Tais metais gal kaip 3 pusėšius nurovėm per varžybas, tai dėl to ir nefinišavom daug. Tada buvo taip, kad Polikas atsirado Polikas ir sustartavau su Poliku žiemą, praeitų metų žiemą Zarasuose. Nu ir ten dėl darbo, dėl mokslų taip teko, kad tiesiog nebegalėjau važiuoti. Tai dabar pavyko pradėti važiuoti šturmanauto bandyti. Nu tai pagal kas gal kaip ir neblogai sekas visai ir matysim, kaip čia bus sugrįžimo į vairavimo poziciją. Gražiausios mano tėviškiai su daina aš gyvenu, osgi tu dzūkas be dainos. Nešok ten ledas. Prabudau su antilagais kambarį, nes miegojom su kaim vienam kambarį, tai buvo pašalinių garsų šiek tiek, bet kažkaip pavyko vėl užmigti, šiaip normaliai. Ką žinau, bandysim kažką, be cirko jokių aišku, be klaidų, nes bus tokių posūkių, kad reikia jau ten pasistabdyti iš anksto, kad paskui nebūtų reikalų. Markai, tu gal turi paskolį? Mano ne, turbūt ne. Ir šitie yra ne. Čia gyventi. Šridauna pradėjo variklis. Tiksliau ne po šridauna, jau prie šridauna pradėjo variklis
pulsuoti. Dirba kaip rimta sportinė mašina, o čia paprastas BMW, tai žiūrim, kodėl čia taip vyksta dabar. O tai čia dabar tos klaidos 4, turėtų būti tik 2, ar ne? Ne, tenas. Bet jau tik jau šyla, ne, aktyviai. Tai va, pradėkime nuo knygos susirašymo. Čia yra speciali šturmano knyga. Visą scenogramą mes susirašinėjame prie šalį. Aš sėdžiu šalia, Klaudas vairuoja ir visą laiką man jisai diktuoja, ką reikia užsirašyti. Tai susižymė visus greičio ruožus atskirai ir Klaudas važiuodamas man diktuoja visą scenogramą. Tai kaip pavyzdys, pavyzdžiui, čia yra 10-13 greičio ruožas, pati pradžia, startas, tarkim, 200 metrų tiesiai, kairys 1, tai yra kairys posūkis, nestaigus, po to už posūkio seka 130 metrų tiesioji, po to eina vėl kairys 0, tai greitas posūkis, po greito posūkio kairio seka 100 tiesiai, šikanas iš kairės, tai čia yra apvažiavimas kitku, po to vėl seka 200 tiesioji. Ir reikšmės yra tokios, kuo aukštesnis skaičius šalia posūkio, tuo yra staigesnis posūkis. Tai va, o tų reikšmių yra tikrai daug. Tai ką man Klaudas sako, tą ir užsirašau ir stengiuosi atkartoti ralį. Dešinys 1, 190. Tramplin dešinys 0, 110. Tramplin dešinys pusė, 70. Kairys 2,5 neišleis. Ir dešinys 1, 180. Oi, gerai. Sorry. Tramplin kairys 1,5, 120. Dešinys 1, 140. Kairys 2, 70. Dešinys 1,5, 60. Dešinys 5. Eik tu. Minusas. Dešinys 2 minus. Aha. 200. Antras tai plemba. Sakau, suvažiavau gyvenimo greičio ruožą ir po pusės daug palingavo labiau. Ir va mintyse gal ramiau, tai jau paskutinę dalį ramiai pabaigiau. Jau čia gyvenime taip nesuleidęs. Ten va ir scenogramą, ten tramplin kairė net neužrašyta, kad meta orė. Dešinį 2 pliusą. Tas kairys 2, sako, pravažiavom ten ir kraštų, sako, dėk minusą. Nu, primes ant 180, gal kažkur greitis koikę paėmėm.
Vapšė neatleidas. Nu gal nebuvo 100 km, bet greitis tai buvo tikrai. Ketvirtas labai šlykštus toks, kaip Ugnis sakė, geras kelias ten kažkiek metrų ir kažkiek metrų pujovas ir tu negali, nu tu jau įsibėgėjęs, akmenis apvažinėjom irgi. Aš esu Gytis Kucka, Emilio tėtis. Tai truputį noriu apie Emilį papasakoti, apie istoriją, kas į tą ralį atvedė. Sakykime, gal viskas prasidėjo nuo tokio vaikystėje domėjimosi automobiliais. Ta prasme, gal, sakykime, prieš istoriją grįžtant, tai mašinytės visą laiką jam patiko, bet tai, kai jaunuolis augo, pasimatė, kad jam rimčiau reikia to automobilių. Tai, sakykime, gal pirmi tokie važiavimai buvo kaime, aišku, su automobiliu, kažkur tai pievui, gal kažkur taip tose vietose, kur galima biškutį pajudėti. Ir po to manau, kad labiau užsikabino, kai pradėjo jisai su kompiuteriu, su simuliatoriais važinėti, kai pamatė, ant kiek smagu to automobilį virtualiai valdyti. Aišku, aš visą laiką galvoju, kad virtualiai tai yra vienas dalykas, o praktiškai tai yra kur kas sudėtingiau. Bet kai mes nuvažiavome į motoparką, kai Emilis gavo progą pavairuoti automobilį jau trasoje iš Darojo ralio, kai pamačiau, kaip jaunuolis pralėkė, kaip jisai pravažiavo, tai supratau, kad čia gali baigtis truputį kitaip negu eiliniam vaikui. Kad, ta prasme, žmogus turi kažkokį tai gebėjimų, talentą ir kaip ir mano toks tikslas buvo tą talentą išryškinti, padėti, ta prasme, jaunuoliui, kad į priekį truputį stumti, tai kad galėtų jisai parodyti, ką iš tiesų sugeba. Tai mūsų tas toksai pirminis, sakykime, kelias gal prasidėjo nuo tada, kai automotoparko komanda Emilį, 15 metų jaunuolį, dar pakvietė, kaip sakyt, prisijungti prie komandos ir pravažiuoti vieną mini ralio sezoną. Aišku, aš dar nelabai pasupratau, kas tas yra ralis, mini ralis ypač. Kadangi jaunuolis buvo tik tai 15 metų, tai apie kažkokį tai šturmaną, papildomus tokius žmonės, kurie galėtų prie to prisidėti, nes giminė tai ir šeimoje nėra iš vis, kurie domėtųsi automobilių sportu. Tai teko man pačiam sėsti šturmano kėdę ir su Emiliu vieną sezoną pravažiuoti mini ralį. Aišku, čia pirmi raliai tiek man, tiek Emiliu, aš manau, buvo tie tokie raliai, kurie neišdildomą įspūdį paliko, nes vis tiek, kai važiuoji, sakykime, gyvenimą pakeiti visiškai savo, kai atrodo į tokių metų sulaukęs, gal norėtum ramesnės veiklos, o staiga šokį tokį sportą, kuris tiek adrenalino pakrauna, kad ne tas žodis, o dar kai nuvažiuoja, tai čia tai dvigubai dar pakrauna. Tai tas visas mini ralio sezonas mums, taip sakykime, praėjo ganėtinai įdomiai, aišku, ten ir gedimai ir visa kita, nes Emilis važiavo su automobiliu, kuris buvo minimaliai labai ruoštas varžybom. Tai tie iššūkiai visi, kurie buvo, mūsų, kaip sakant, nepaskatino mesti to sporto, to užsiėmimo, o kaip tik judėti į priekį. Tai buvo sekantis žingsnis, tai bandyti išsinuomoti automobilį, normalų, profesionalų automobilį, su kuria galima būtų startuoti sprinte. Bet aišku, jau kai Emilis išvažiavo į sprintą, tai manęs kaip šturmano toj kėdėjų nebebuvo, nes Emilis, aš kiek pastebėjau ir taip kiti pasakė, Emilis ganėtinai sparčiai greitėja. Ir mano tų įgūdžių, to sugebėjimo šturmanauti nebepakako. Tai Emilis jau tada važiavo kartu su Darium Leskausku, kuris šturmanavo sprinte, tai gana sėkmingai pravažiavo. Tiek vieną, tiek kitą etapą, tai tikrai pamačiau, kad jaunuolis turi to potencialo ir toliau greitėti, nes apie A lygą pasvajoti čia buvo tik tai svajonė, sakykime, taip, kad kažkada važiuosi
A lygoje sportuosi tokiam su visais šitais sportininkais, kuriuos tik tai matydavai trasose, žiūrėdamas, kampuose kažkur stovėdamas, kaip jie sparčiai gražiai pralėkė. Ir kad Emilis vieną dieną galės irgi, sakykime, konkuruos su kai kuriais iš jų, ta prasme, semtis to įkvėpimo, to greičio, kai pamatai jo greitį dabartinį, tai iš tiesų, ir žavi truputį, aišku, ir truputį baisu yra tas ralis. Bet vis tiek praeitas sezonas parodė, kad Emilis iš tiesų turi tą stiprybę tokią, nes ir po Rokiškio ralio buvo toksai sunkus laikotarpis, atrodė, kad vis tiek, kai tas krešas buvo, atrodo, kad jaunam žmogui gal bus kažkas tai sunkiau pajudėti į priekį, gal kažkiek prisistabdys, bet, kaip sakyt, puikiai tas dalykas susitvarkė, manau, kad pasigalvoja. Tai ir sezonas praeitas labai kaip ir geras buvo, ir sunkus, bet tikrai manau, kad čempionas tai pelnytai buvo tapęs jisai čempionu. Tai o šiais metais tai irgi, kaip sakyt, norėjom lengvai, bet po biškį žiūrim, kad vėl įsivažiuoja tas čempionatas ir visai smagu žiūrėti, ypač kai dabar yra ta trijulė. Emilis, Markas, Klaudas, kai visi vieni su kitais, kaip sakant, ir konkuruoja, bet konkuruoja tik tai trasoje, o šiaip gyvenime, kiek aš matau, tai ta draugystė tikrai žavi mane irgi, kad jie taip sugeba atskirti vieną nuo kito, kur yra sportas, o kur yra draugystė. Šitas mano veikėjas jau nuo 3 metų raliuose dalyvauja, galima sakyti, visuose, visur. Kai aš važiuodavau, su dėduku važiuodavau žiūrėti ralius, ta prasme, jisai netgi visus čia žinojo sportininkus, kurie čia dalyvauja, pats nedalyvaudamas ralį. Pats moku mašiną savarankiškai vairuoti nuo 6 metų gal. Tėčio indėlis, senelio indėlis. O šiaip tai su simuliatorium, su vairu ten RBR kokį, tai aš nežinau, gal man buvo kokie 2,5–3 metų, aš jau sėdėjau ten ant tėtės kelių, vairavau tą vairą RBR. Tai simuliatorius labai daug prideda to, sakykime, reakcijos tos ir to suvokimo, kaip elgtis kai kuriuose situacijose. Jam buvo 14 metų, bet ir prieš tai jis ten visur lakstydavo su keturračiu. Susitaupė ant mašinos, nusipirko kompaktą. Tas kompaktas dabar mano Emke su istorija. Ir pradėjo taip važinėti, lengvai treniruotis. Sako, tėtė, aš irgi norėčiau varyti ralį. Sakau, palauk vaikeli, kol aš važiuoju, sakau, davai po vieną. Ir atsitika gyvenimas, padariau avariją ir baigėsi mano sezonas. Ir jis taip gražiai priėjęs, sako, tėtė, dabar tu nebevažiuosi, aš galiu važiuoti. Ir nuo to prasidėjo. Ir sekančiais metais mes sukūrėm šitą dabartinį BMW Cupą. Aš važiavau su juo būtent tuos metus, su tą mašiną, ir nusekliai važiavo jisai. Tai mes per sezoną dalinomės mašinom ir lenktyniavom kartu su tą pačią mašiną. Sekančius metus taip gavos, kad projektą netyčia laimėjo. Tai taip ir yra, tai iki šios dienos dabar ralyje. Ir visai neblogai sekas. Džiaugiuosi. Iš tikrųjų, tai visi buvo prieš. Čia aš turbūt tas veikėjas, kur įkišau tą vaiką į liūną. Ir dabar jau viskas, pozna. Brolis jaunesnis irgi norėtų, bet sakau, slau. A ką, mama, ką jinai gali pasakyti, kai jau viskas pozna. Dabar tik lieka važiuoti iš paskas ir palaikyti. Dėdukas ten šis fanatikas visur iš paskas. Eina, padeda, palaiko. Markas tai toks, jisai, mes gerokai ten pasipykstam, pasiginčiam. Bet antskaro kol kas neturi kur mestis. Visko būna su juo. Bet tėvas griežtas viską, tai dar klauso. Tai ir sakau, kol klausys,
tol gerai ir varys. Tai kol kas sekasi. Tai dabar baigiau 12 klasių. Ką dirbu, tai irgi krapštausi prie šitų gražių mašinų ir padedu tėčiui. Realiai nėra kitokių pomėgių apart ralio. Viskas prasidėjo nuo to, kad mano geras draugas, kur į darželį kartu ėjom, mokyklą kartu ėjom Eimantas. Ir su juo pradėjom visokius ralius važiuoti, viską pradėjo patikti labai ralis. Kažkaip Eimantas supažino su Marku, per Eimantą aš su Marku supažinau. Kažkokį vakarą kartu būnant su tavim galim važiuoti kartu. Ten labai tas vakaras toks, sakykime, irgi ekspromtų visiškai netikėtas gavosi. Sėdėjom per mokyklos atostogas su chebrytė, gurkšnojom nealkoholinį alų. Ir ten kažkaip gavosi, kad susitarėm. Ir iš ryto atsikėlė, visi atėjo į kambarį ir sako, aš tai nieko nepamiršau. Sakau, aš irgi. Tai ir taip gavosi. Porą treniruočių išvažiavom kartu susirašymo, tada Ugnius, mano buvęs šturmanas, irgi padėjo jam, irgi kartu treniruotį buvom. Tai nuo to laiko kažkaip pasitreniravę ir tą į Visaginą išvažiavom iš karto. Gerai, tik svarbiausia, kad ant tramplino reikalų neprisidarėm. Nes kai pašokam, jau ore mačiau, kad bus blogai. Bet kažkaip švariai nusileidom tvarkingai, minkštai visai. Ir ką žinau, nuvažiavom tvarkingai. O šiaip tai vietomis gal biškį save išgazdinu, ne? Bet tai galbūt važiuojam. Kada rado antifrizo lašiuką, tai paveršam kažkokį varžtelį, kad niekas nebėgtų ir tikimės, kad jau nebėgės tą mašiną, nes jau va. Bet stabdžiai, nuo pirmo greičio ruožo mašinos stabdžiai pradėjo užsikirtinėti, tai antrą greičio ruožą visą, greičio ruožą buvo stabdžiai užsikirtę, tai ten buvo labai blogai, prieš trečią greičio ruožą kaip ir atsikirto, greičio ruožą vėl užsikirto ir ketvirtam greičio ruožą jau radom, kaip tą dalyką apeiti, tai jeigu tik pastabdai, tada turi pastumti rankiną į priekį ir tada gazuoji toliau, tai toks sudėtingas važiavimas, nu kol kas ta mašina nedraugauja su manim ir rodo savo kaprizus, bet tikiuosi gal čia jau kažkada pagaliau išsigaudysim viską. Čia cilindriuką reikia keisti, ne? Jo. Čia mano tėtė. O, čia mano žmona.
istorija tokia, kad, sakykime, Klaudo senelis prieš tai rusų laikais važiavo ralį. Tada aš važiavau ralį. Klaudas dar buvo mažas, 2-3 metų. Pradžiai 4 metų nupirkau jam kompiuterinį vairą ir realiai jisai iki 10 metų važiuodavo makrėje. Tai aš autosporte esu nuo 10 metų. Mane tėtis atvedė į tą autosportą, pats seniau lenktyniaudavo, važiuodavo ralį ir trekus. Kažkaip nuo mažumės man labai patikdavo tie automobiliai ir jų vairavimas. Tai 10 metų gavau progą pavažiuoti žiemos treke. Ir po to kažkaip užsikabinau ir visą gyvenimą norėjau važiuoti tik ralį. Ne žiedė, ne slalome kažkur, bet visą laiką tik ralis mane vežė. Tačiau turbūt ralis yra tas sudėtingiausias automobilių sportas, kuris reikalauja ir galimai gal daugiausiai finansų ir daugiausiai laiko pasiruošti jam. Tai vis kažkaip mane tėtis atkalbėdavo nuo to ralio. Bet jau kai stai 18 metų, tai nusipirkau tą kompaktą, sakiau, kad gal pardavimui čia, bet greitai atsirado ir ralbaras, o po to išvažiavom į mini ralį ir ką, sergam tą lygą ir varom toliau. Į vieną treką pasiūliau Klaudai, sakau, ar nori sudalyvauti varžybose trekam. Jisai, aišku, neatsisakė, bet su automobiliu nė kartą nebuvo važiavęs tikro. Sakau, reikia nors pabandyti, kad tu ar iš vis pavažiuosi su juo, žinai. Tai pasiėmėm mamos Passatą, nieko nesakė. Nuvažiavam ant ledo grinai, pravažiavo. Pamačiau, kad, supratimo turi vairavime, tada sėdom į sportinį golfą, sakau, važiuojam su golfu, nors startą pabandysi, kaip važiuojas. Pas mane toks būdavo, aukštų apsukų važiuodavo, tai vieną kartą startavo užgesą, antrą kartą startavo užgesą, trečią kartą sankabą pradėjo svilti. Ai, sakau, viskas aišku, važiuojame be bandymų. Tai, ir išvažiavam, Širvintose buvo tos varžybos, o jisai, kaip ir 10 metų, neaukštas buvo vaikas. Tai sėdynė pas mane nereguliuojama buvo, tai jam reikėdavo iki starto nuvarydavau automobilį, po nugarą pridėdavau padušką, po apačią padušką, o startuodavau šalimui, šalia aš sėdėdavau. Tai tas pirmas startas, kaip ir dabar atsimenu, tai įsimintinas buvo ir tas pirmas posūkis ir jaunių klasiai antras, bet už jo daug dar ir buvo vyresnių vairuotojų, kurie liko už jo. Realiai važiavo, kol nepatyrė Zarasuose didelės avarijas. O iki tol tai būdavo pirmas, antras, dažniausiai tai pirmas. Išaugo iš to trieko, nusprendėm, kad slalome reikia pabandyti. Tada slalome važiuodavo su golfu, bet tas golfas slalomam kažkaip tai netikdavo, tai nusipirkom už 300 eurų Mitsubishi Coltą, tokį papūvusi GTI 1.6 ir jį prikėlėm iš numirusių. Karjeros tęsinys, rezultatai irgi būdavo geri. Kelių slalomo pradėjo 14-15 metų galbūt. Ką paskui buvo tikslas tapti Lietuvos čempionu slalomo, bet 17 metų nepavyko jam to padaryti, trūko kelių sekundžių iki absoliutaus, nors jauni ir 2VD klasėse jisai buvo čempionas. Po metų vis tiek jisai pasiekė tą tikslą slalome. Tada jau nusprendė, sako, slalomą tikrai nebevažiuosi, nebent ralį.
pirmą pusę sezoną suvažiavo šiaip, nes nespėjo nuo pradžių, tai antrą mini ralio sezoną pradėjo nuo pradžių ir, sakykime, irgi buvo tikslas iš pradžių savoj klasiai, bet paskui pamatėm, kad galim ir absoliučiai laimėti pirmą vietą, tai ilgą laiką jis tą laiminėjo, tik tai tiesiog paskutinį etapą nesusiklostė pagal jo, sakykime, visai netinkamas sąlygas lietus. Tais metais teko jam lygti absoliučiai antram, o klasiai pirmi išliko. Po to tada jau irgi, sako, mineralį nebevažiuosiu, nebent BMW kapą. Norėjau būtent važiuoti šitoj klasėje, nes buvo turbūt sąlyginai pigiausia, daugiausiai jaunų ir greitų vairuotojų. Ir visi kiekvieną ralį tobulėja, greitėja ir buvo labai didžiulė konkurencija. Tai visą laiką norėjau būtent šitos klasės ir net nesvarčiau kitokių galimybių važiuoti su kitokia mašina ar kitoje klasėje, o pagrindiniai konkurentai turbūt nėra čia ko slėpti, tai Buteikis ir Kucka, su kuriais esame draugai. Išeinam kartu į miestą, bet greičio ruožuose tai jau kapojamės vienas su kitu. Bet tarp greičio ruožų vėl draugai. Tai šiaip labai faina klasė ir ta konkurencija verčia tobulėti, greitėti kiekvienam kilometre ir daryti analizės, kur pralošiai, kur gali pravažiuoti greičiau ar kur pasisaugoti. Tai labai džiaugiuosi važiuodama šioje klasėje. Kaip ir kiekvieno berniuko svajonės nuo vaikystės buvo lenktyniniai automobiliai. Tai tiesiog niekados net nesvajojo, kad galėsiu būti kažkoks tai lenktynininkas arba lenktynių dalimi gyvenime, bet gavosi taip, kad kažkaip automobiliais visą gyvenimą domiuosi, ypač sportiniais. Ir toks likimas, kad prieš 3-4 metus su Klaudu mes susipažinome labai atsitiktinai Parno trasoj. Nes važiavau su Giedriumi iš Panevėžio testuoti vieną Golfą dyzelinę. Tai vat, kaip tik jisai buvo padėjęs. Tai mes susipažinom ir kažkaip taip gavosi, kad pradėjom su Klaudu važiuoti žiedinės lenktynės Parno trasoje su dyzeliu. Pirmos lenktynės buvo 6 valandų lenktynės. Gal visai neblogai sekėsi. Kažkaip pamačiau, kad gal ir kažką tai sugebu. Tai kažkaip taip užsikabinau ir kartu su Klaudu mes ir praeitais metais ir 1000 km varžybose dalyvavome, ir šiais metais dalyvavome. Grįžom prieš 3 dienas iš Palangos. Ja. Tai va, o ralis tiesiog atsitiktinai. Tiesą pasakius, man tas ralis, man labiau patinka žiedas, bet po trijų etapų supratau, kad jau ralis jau man irgi pradeda patikti. Pačiai pradžiai tikrai labai buvo baisu šturmanauti, nes reikėjo perprasti tą visą skaitimo specifiką, bet jau dabar jau perpratau, tai jau dabar jau būna taip, kad greičio ruožas ir kaifuoju. Kairys 2+, tramplin, viduris. Dešinys 0-1-0, šis 250. Matai medis. Tramplin, jump, tramplin 80 big jump, 50 10 0. Finish 200. Start 50. Tramplin. Dešinys 2+, kairys 3, ilgas ir dešinys 330. Kairys 3, 100. Tramplin 100.
ką slidu, beleką. Ir dulkės, ir tepalo, belekė greičio ruožė, žiauriai slidu. Tos padangos dar labai geros būklės, turi daug mėsos. Bliamba, tikrai labai slidu buvo. Bet smagu, miestinis visada geras. Kad ir pralaimėjom, bet kad smagu buvo, tai tikrai. Važiuojam. Nu viskas gerai, bet neapseina be problemų. Mažai kūro ir pradėjo mašino gesti ant posūkį. Taip, pakol kas viskas gerai ir tempas neblogas tikrai. Buvau porą skaitimo klaidų padaręs tokių, kai po tramplino, vidury tramplino užstrigau. Jau net nebežinau, ką sakyti, bet viskas gerai baigėsi. Nu, mes per susirašymus tą pirmą, trečią trampliną tai bandėm ir aš sakiau, kad biškį daugiau paspaustų, pažiūrėsim kaip į ale šveičia. Tai smarkiai prisistabdžius ant 7 jau šveitė. Nu, tai dabar irgi buvo gerai, tikrai. Oi, nežinau, labai kviečia, bet nežinau. Čia daug reikalų būna per afterį. Tai. Ar aš noriu turėti tiek reikalų, matysim rytoj. Jeigu iki dudų sušilda, reiškia susišildys ir vėl iššildys. Kaip? Nu gerai. Masažai. Klausyk, nenori pasileidti. Atsipalaiduotų iš karto. Volia. Viskas į patalį atsineštų. Praktiškai susirašymą greičiu pravažiavom, nelaužant mašinos, o paskui išvažiuojant iš karjerą buvo irgi toks suolis. Šiek tiek pašokam, jokio smūgio nebuvo, nusileidom ir žiūrim, kad apsukos tyla mašinai nevažiuoja. Nu tai to viskas ir pasakyta, nebėra pusašių. Nu bet ką, žinau, labai neliūdžiu, pripratęs jau prie tokių nesąmonių. Ką padarys? Taip jau yra. O! Žiūrėk. Oba. Stogas. Nu kur čia, 15 sekundžių ant 5 km jau per daug. Dabar pavyko 10 atlošti, bet turim vis tiek didelį deficitą dar prieš miestinį greičio ruožą. Paskutinį greičio ruožą galvojau kažkaip gerai sulėkiau ir maniau, kad laimėjau, bet žiūriu, kad nuo Marko gavau 2 sekundės. Tai gal dar būtų kažkiek ta intriga išlikus iki galo, jeigu būtų bent jau mažiau negu 10 sekundžių tam bendras atsilikimas, nu, o dabar ką, važiuosim tiesiog finišuoti ir viskas. Bet buferis, va mašinų, visų mašinų praėjau, daug mašinų, kiek jau buferis pradėjau. 7% buferis. Paprastas ralio, sakykime, žiūrovas, dažniausiai jis žiūri tą absoliučią lentelę, kas vyksta toje absoliučioj dešimtuko kovoj, kokios sekundės į vieną ir kitą pusę, bet na, tas tikrasis ralio fanas, jis visada pasižiūri, kas vyksta klasėse. O iš tikrųjų klasėse galima rasti labai daug smagių ir įdomių dalykų. Tai viena iš tų klasių, kur vyksta
Na, labai įdomus reikalai tikrai visada, tai yra tas BMW Cupas vadinamas, kur važiuoja jaunimas su BMW automobiliais, na ir jau šių metų sezono keletas ralių parodė, na, kad ten kova yra beprotiška. Jeigu gerai prisimenu, Lazdijose į 0, kažkiek ten važiavo 2 ekipažai, paskui kitam ralį, per visą ralį ten kelios sekundės ekipažus skyrė, ta prasme, įsivaizduokit, nuvažiuoja ten 100 km lenktynių ir tarp ekipažų kelios sekundės. Tai byloja apie labai didelę kovą ir džiugu, kad tie BMW Cupo vairuotojai, jie visi tokie, sakykime, na, tie driveriai jauni tokie, juniorai ir jau dabar turim, reiškia, mes raliui pamainą, augančią pamainą, nes, na, natūralu, kad jeigu biudžetai leidžia, o rezultatai yra, kažkada iš to BMW visgi išlipama yra į kažkokią techniką tokią kaip Evo, sakykime, jau gal nueinantis produktas, bet N5 automobiliai, R5 automobiliai, tie patys R3 įvairūs automobiliai, na, tikrai svarbu, kad mes turim pamainą, kuri lenktyniauja, lenktyniauja labai dideliu tempu ir nuo to, manau, kad įdomiau žiūrovom matyti, kai rezultatų lentelėje nėra skirtumas tarp pirmo ir antro ekipažo minutę, o yra ten 0,5 sekundės. Nu, aš, kaip sakau, visi jie faini ir smagus vyriukai, bet kadangi Klaudas Bučinskas yra mano geras bičiulis nuo senų laikų ir su pačiu Klaudu man teko netgi kovoti tom sekundžių dalim, kai Klaudas lenktyniavo slalome automobiliu, aš irgi lygiai taip pat slalome, dar po šiai dienai važiuoju, Klaudas išėjo į ralį iš slalomo, bet aš puikiai pamenu, kaip mes su Klaudu muždomės į pusę sekundės, į 0,1 sekundės ir tikrai mano favoritas šitam ralį dabar BMW Cupe tikrai yra Klaudas Bučinskas. Ku studentai, grįžot? Pas merą. O, gerai. Labas, Gedžiuk. Valandą, ko tu nori? Ko čia? Neduodi man mašiną išlipti. Liam, labai mokiant rankinę čiaužyti. Gražiai. Gedžiuk, pasakok, šiandien kas gaunasi, kas gauna iš greičio, kažkaip atrodo, kad ne savo tempų. Prišneka visokie, nerodysim pirštais kas, paskui šūdai gauna. Gerai, kad štukas nepastačius. Nežinau, bitėlį prisikalbėjai. Tai BMW Cupas labai irgi įdomi tema, nes vienodi automobiliai, jauni lenktynininkai, kuriem tik taip 18, gal 19 metų. Tai labai smagu, kad pas juos tokia kova ir toks azartas, tai visus tai džiugina, manau. Ir bet kuris lenktynininkas gali iššauti ir atvažiuoti greičio ruože pirmas ir ralį laimėti, taip kad kova dar aštresnė negu čempionate, manau, dėl absoliučios įskaitos, tai šaunuoliai, galiu juos tik pasveikinti už tokią kovą ir gal tik tais važiuoja iki finišo ir nesulūžta. Aš už, kaip sakyti, už žemiečius tik tais Klaudas Bučinskas. Ta prasme, aš visus palaikau, visus gerbiu, myliu, visi draugai, bet Klaudas važiavo už mūsų klubą Autorikoną, tai Klauduk varyk. Tai BMW Cupo prizas buvo tokia gan spontaniška idėja iš tikrųjų, bet čia gal ne pirmas kartas, kai mes įsteigėm prizą su Aisvydu, tai dabar neatsimenu, 20 ar 21 metais mes irgi buvom įsteigę tada 2 ratais varomam automobiliam irgi, dabar jau netiksliai nepamenu sumos, bet kažkas ar 10 ar 13 tūkstančių eurų prizą su idėja irgi, kad tiem, kas laimi, tą prizą gali panaudoti Europos ralio čempionato etape R2 automobilio nuomai ir viskam. Tai tais metais laimėjo Justas Maška, išlėkė į RC, jam patiko ir šiaip atrodo, kad kažkaip čia prisiminiau šitą bešnekam su BMW Cupo vaikinais ir galvoju, galėtų būti papildoma motyvacija jiem pasivaržyti, nes man tikrai labai smagu stebėti, kaip jie tryse, aišku, yra ir kitų ten greitų, bet pagrindiniai konkurentai trys yra, visi labai greitai progresuoja, mokosi, draugiškai konkuruoja, tai kažkaip norisi juos paskatinti, toliau stengtis tobulėti ir nugalėtojai gal parodyti, kaip atrodo Europos ralio čempionato etapą. Nežinau, manau, kad visi važiuoja labai panašiai ir čia paskutinis ralis Mažeikiuose parodė, kur visi važiavo labai apylygiai ir tik paskutiniam ruože viskas išsisprendė. O jam atrodo Klaudas, ar kas laimėjo, ar Buteikis. Buteikis praeitą matyti ralį. Žodžiu, žinau, kad trečias po paskutinį ruožę šovė į pirmą vietą, tai čia manau, kad rokiškai bus tokia pati lygiai labai artima kova, tai tas, kuris mažiausiai pridarys klaidų ir nesugebės man laimės. Tas kairys 2 ilgas aštrėja 40, kairys 3,5 down 70, dešinys pusantro down 180, 80 tramplin 50, dešinys 2,5 kabint,
120. Apsisukimas iš dešinės. 80. Kairys 5 down, 110. Kai dešinį. Čikanas iš dešinės. Kur koks grybas tu? 80, kairys 5 down. 110, dešinys 5 minus. Ir kairys 5 plus 200. Kairys 3,5 galima ir kairys 2,5. Dešinys 4 galima, dešinys 3 į kairį 2 ir kairys 4 į dešinę 8. 60. Kairys 2,5 siaura finish. Išgyvenom. Sorry, žiūriu, nematau. Koks tu asilas? Nematau, ką žiūriu. Tai čia aš gerai, kad mokėjau. Būčiau supisęs. O taip, Kėbra, o taip! O taip! Labai piktas aš! Labai piktas aš. Kodėl? Aplaistė mašiną šampanų, žinot, kiek reikalų dabar nuplaunu. Gerai viskas. Aik, čia. Nuorai, Kėbra. Ačiū. Nevarė, gerai. Markai, tai papasakok. Kaip tas Rokiškio ralis tau? Sunkus, daug nervų pareikalavęs, bet, dar į uždarą parką atsistot reikia, tada daugiau pakomentuosiu, bet šiaip labai džiugu baigti jį. Ir baigti taip. Aš nežinau, ar laimėjom turbūt, aišku. Džiugu. Aišku, laimėjom turbūt, aišku, laimėjom. Nu taip, o galėjai nelaimėti? Ką žinau, tai nebent pusašis priekins dėja Klaudas. Kiek laiko turim? Eik, žiūrėk, kiek laiko. Jis kosmonautas yra. 15 minučių. Važiuojam. Kaip vertini, kaip buvo suvažiuotas paskutinis? Gerai, šiaip buvo suvažiuotas, pradėjo trečias bėgis, nebesijungti jau. Leidžiau turbūt ir dėžę. Tai čia viskas good. Įvežė Markui biškį. Ok. Gerai. Saldus finišas. Jo, fainai viskas, patenkinti esam, svarbiausia patenkinti tempu. O kas ten vakar buvo, vakar pralašėm, šiandien laimėjom, tai viskas good. Ačiū už dėmesį. Jo, bus afteris tikrai. Ačiū. Nu, Markutė, sveikinam vaikas. Jūs sveikinam. Oi, atsargiai. Darnai. Myliu pačią, sveikinam. Atslaikėm. Nu, va. Susiraukęs, pavargė būdė. Šaunuoliai, ką, grybukai? Ačiū. Dabar jau sveikinu. Grybukai. Bet dar neoficialūs rezultatai. Grybukai. Pirma vieta.
Šaunuolė! Šlokas, lyja, neukmergė, lyja. Tėvas nebūtų padaręs, nebūtų tokio greitą. Nebūtų. Varyk! Čia tokius klaudas ir klaudas pasuoja, o atvažiuoja Vosas. Kur kepurių gal? Kiek ten priekis? Šaunuolį. Eik, nelik, ne? O tada iš gerbiamo Arūno Gadaliausko žangų nugalėtojų taurės. Markas Brunėlis Ilvanas Galiauskas. Lietuvos ralio čempionato 9 įskaita. Markas ir Leimantas išvažiuoja. Andrius Vykys ir Kalmantas Bedeniauskas. O, čia turim labai daug prakaito ir darbo. Nu, aišku, visada galima geriau, bet... Kas geriau už pirmą vietą? Kai džiaugiesi savo tempu, tai aš nesidžiaugiau dabar savo tempu. Bet irgi gerai, irgi gerai. Nu, gu, pasiema mašiną ir mašiną ją tek. Tai jau fotkink. Tik čia. Aš? Eik, tu kaip smirdė. Rikinis taip pat smirdė. Galima vieną laus nealkoholinę. Žinok, net pats nebejaučiu, kad smirčiu. Tai gerai, kur smirda, niekas čia nesmirda. Amerika Europa. 9-9 tada į. Nelaužyk. Važiuok. Ты камера. Prakaituotų veidų. Spėjai filmavai, ne fotkink. Atspėjau, ne? Geras kadras.